Šį kartą rubrikoje Knyginėjimai apžvelgsime net 4 naujas vasariškas knygas ir klausime, ką verta pasiimti į atostogų lagaminą. Su manimi studijoje M360 ir Delfi kultūra redaktorė Jūratė Žalytė. Labas, Jūratė. Labą. Turime 4 knygas ant stalo, tai tikiuosi, kad visas ir spėsime peržvelgti. Pirmoji yra Susitikime prie ežero. Tai toks romantiškas pavadinimas, romantiškas viršelis, tai tikriausiai knyga romantiška. Šita knyga būtent tai. Čia dabar yra tas toks laikas, kai aš labai daug sulaukiu tokių klausimų irgi iš bičiulių, iš kolegų, tai vasara, ką skaityti, ir dažnai toks būna ne visai lietuviškas žodis, kad neužgrūzintų. Tai čia šita knyga, kuri tikrai neužgrūzins, kurią bus malonu, labai lengva skaityti. Tai toks yra meilės romanas, kuriame daug ir romantikos, aistrų, kažkokių dramų, kurį tikrai prie ežero būtų tobulą skaityti. Tai tokios kanadiečių autorės Carly Fortune, jie 2023 metais irgi Goodreads skaitytojai nominavo kaip jau irgi vieną iš savo mylimiausių knygų. Tai čia tokia pasakoma irgi romantiška istorija, kaip mergina susitinka jauna būdama vaikiną, kur iš karto kaip ir krinta vienas kitam į akį, nors dėl tam tikrų aplinkybių negali būti kartu, susitarė susitikti kitais metais, bet jis neateina. O po 10 metų ji dirba savo paveldėtoje, tokioje kaip ir sodyboje, kaimo viešbutyje, bet tokiam gražiam kurorte. Ir kažkaip ten atsiranda jis kaip verslo konsultantas. Ir ten, aišku, jau dramos, dar šmežuoja ir jos vaikystės laikų meilė, kuris, aišku, galbūt jau ten norėtų būti kartu. Tokia tikras vasaros skaitinys, kur lengvai, taip kaip desertą galima skaityti. Tikras serialas. Taip, čia jau serialas, čia galima, tie, kur būna filmai tokie vasariški, tai čia nenustepsiu, jeigu ir filmą kada nors pastatys tokį lengvą, malonų, tiesiog gerai praleisti laiką. Taip. Kita knyga Audros dukra. Tai daug dramatiškesnis pavadinimas ir kiek... Ir čia pagal visas dramas, mums viskas pagal visas dramas. Tikra audra. Taip, nes čia būtent ir vyksta audra. Ir knyga ir prasideda nuo tokio didžiulio uragano. Ir šita knyga... kitokia, jinai lyginama netgi irgi su ten, kur gieda vėžiai. Čia buvo toks fenomenas, kur atrodo visi jau skaitė, visi grožėjosi. Ir čia yra kažkas panašaus, kad irgi labai gražus gamtos aprašymai, irgi labai daug vandens, labai daug tokių potvinių, labai daug žmogiškų dramų. Tai tikrai labai toks literatūriškai smagus, skanus skaitinys. Taip... Labai man taip jautriai aprašyta, labai liečia, kur perskaitai labai, nes yra ir daug skaudžių istorijų. Apie tokią merginą, kurios, labai sunku pasakoti per daug, neskleidžiant tos dramos, kaip įvyksta, bet, kai ji gimsta tikrai audros metu ir dalis šeimos narių labai skaudžiai nuo to nukenčia ir jos visas gyvenimas yra pažymėtas tos audros padarinių. Bet ji auga kažkaip, tai auga toje aplinkoje, kuri vis sudėtingėja, tai čia mes galime labai aiškiai pamatyti ir jau klimato kaitos padarinius, kurie parodomi, kad jau uraganai daugėja, stiprėja, gyvenvietės darosi apleistos ir tenka kažkaip tai išgyventi ir kovoti ne tik su gamta, bet ir su žmonėmis, kas knygose dažnai būna toks įdomiausias turbūt aspektas. Tai čia tikriausiai netiktų prie tų mūsų sąrašo, kaip tu sakėjai, žmonėm, kurie nori nesigrūzinti, nelietuviškai sakant. Nebūtinai, bet jie yra tokia, kaip, ten bus taip, kur ir ašarą nubrauksi, kur bus ir liūdniau, bet vis tiek jie turi savį ir labai daug tokios šviesos, kur bus taip, kad vis tiek tarp tų negandų kažkaip sugeba žmonės išlipti, kažkiek, kad ir nelaim visiems nutinka, bet kažkaip atsitęs atranda savo kelią. Tai, nebus taip, kad vien juokiesi, bus ir ašra, kur brauki, bet galima tikrai irgi vasarą skaityti, nebus taip, kad sunku, kitas knygas nebūna, kad tiesiog sunku skaityti. Tai ne tas variantas, čia verti greit puslapius. Trečioji knyga istorinių romanų skaitytojams rekomenduojama nauja knyga, pavadinimu Neišskiriamieji Gala ir Dali ir paremta tikru Salvadoro Dali gyvenimo tam tikru aspektu. Taip, tai šiek tiek praskleisti. Taip, čia yra tokio, Silvija Frank, tai iš tikrųjų yra slapyvardis, tai yra 2 vokiečių autorių kartu parašyta knyga apie būtent garsųjį dailininką Salvadorą Daliną. Tikiu, kad jį visi žino, ir jo žmoną, mylimąją, vadybininkę Galą. Ir čia būtent pasakojama ta istorija jų jaunų dienų, kaip jie susitinka, kol Gala dar yra kito vyro žmona, bet kai ji pamato Salvadorą Dali, kažkas įvyksta, ir kai jis pamato ją, jam jau tą pačią akimirką kažkaip jį labai sudomina ir suintriguoja, kas čia ta tokia labai spūdinga
ypatinga moteris. Tai tokia labai irgi įdomi istorija sudėliota būtent iš istorinių faktų, kuriuos autoriai teigia, kad labai kruopščiai rinko. Aišku, yra jų ir literatūrinis indėlis to, kaip kas galvoja, galbūt mes niekada nespėsime, tuo labiau, kad jie ir patys ir užsimena, kad vienas iš didžiausių iššūkių buvo, kad jie kaip Salvadoras Dali ir Gala buvo labai artistiški, labai kiekvieną kartą netgi tas pačias istorijas pasakodavo skirtingai, tai atsirinkti, kur buvo jų tiesa, kur buvo jų fantazijos išmonė, bet visgi tas toks moters indėlis į jo pripažinimą, į jo darbą irgi labai parodomas, kad galima net svarstyti, ar iš tikrųjų mes dabar kalbėtumėm apie Salvadorą Dalį, jeigu šalia jo nebūtų buvę Galos. Tai tokia tikrai būtent istorinių knygų mėgėjams turėtų būti labai įdomu paskaityti ir šiek tiek feminizmo turinti. Tai. Čia tikriausiai labai apskritai smagu skaityti tokias knygas, nes ne tik jas įdomu skaityti, bet ir sužinai labai daug naujų dalykų. Taip. Aišku, kaip sakai, tiesa gali būti kažkur anapus, bet vis tiek, kažkiek faktų tai tikrai bus. Ir visai kitokia knyga yra 14 dienų. Kiek mačiau, labai įdomu, kad ji turi, kaip suprantu, net ne vieną, ne kelis, o daugybę autorių. Kaip taip gali būti, kaip apskritai atrodo ta knyga? Taip, čia tikrai unikali idėja, tokio formato dar neteko niekur sutikti, tai yra 36 Amerikos ir Kanados autorių knyga. Turbūt garsiausias iš jų mums vardas Margaret Atwood, kuri Tarnaitės pasakojimą parašė. Ir ši idėja kilo per pandemiją ir knygoje irgi pasakojama apie pandemiją, kaip žmonės, kurie yra karantine, jie yra visi strigę vienam daugiabutyje, jie kiekvieną vakarą renkasi atiduoti duoklės medikams ir panašiai ploti, barškinti į puodus kažkuo, tai kelti didžiesnio triukšmo, tai parodyti padėką ir tuo pačiu jie kažkaip natūraliai pradeda pasakoti kiekvienas savo istoriją. Netgi nebūtinai apie savo gyvenimą, bet galbūt kažkokią, kurie kažkur girdėjo, kuri kažko jo sudomino. Ir vis daugiau pradeda apie save atskleisti. Tai čia taip ir dėliota, kad kiekvienas tas rašytojas galbūt kažkokį pasiėmė gabaliuką, vienas pasakoja vieną pasakojimą, kitas kitą. Ir knygoje iš pradžių net nėra pažymėta, kad čia štai šito autorius nėra kaip apsakymai. Knygos pabaigoje jau galima ten sudėta išnašos pažymėta, šitą gabaliuką rašė tas, šitą tas. Tai labai taip įdomu. Iš pradžių, tiesą pasakius, net nejaučiau to skirtumo, vėliau gal antroji dalis šiek tiek atsirado tokių, kur jau pradėjo jausti, kad labiau įvairovė to tokia, nes autoriai irgi amžiaus labai skirtingo, vieni poetai, kiti prozą rašantis, tai jau pradeda ryškėti tie skirtumai, bet vis tiek išlaikytas vientisumas yra vienijanti istorijos gija, labai intriguojanti pabaiga, kuri tokia netikėta buvo, tai tikrai verta perskaityti iki galo. Tai toks netikėtas eksperimentas, bet labai įdomus ir primenantis tuos mūsų jau dabar atrodo keistus kažkokius pandemijos laikus. Na ir visai pabaigai negaliu nepaklausti tavęs pačios, Jūrate, ką tu mėgsti skaityti vasarą, ką galbūt kažkam randi laiko, kam nerasdavai šiaip rudenį žiemą? Aš nesu ta sezoninė skaitytoja, aš visus metus tiesiog irgi dėlioju tas knygas, ruošiu į lentyną ir tik tiek, kad vasarą, kai jeigu pasiseka pasimti atostogas, tai tiesiog daugiau laiko, tai tada čiumpi viską. Tai iš 2 dalių būna irgi kažkiek man norisi paįvairinti visada, pasimti ir šiek tiek lengva ir pasimti tokių knygų, kurių paprastai tu neturi tiesiog jėgų galbūt po darbų skaityti, kuriams reikia susikaupti, tai aš tai padalinu dažnai tik prasideda atostogos, iš pradžių dar skaitau lengvas, kai jau pajaučiu, kad jau smegenys pailsėjo, galima pasimti ir tas, kurios darbo metu neturėjau jėgų. Tai kažkaip man tai patinka ir aš visokius žanrus skaitau, man net vienas bičiulis sakė, kad nesuprasi, tu viską skaitai, tai panašiai ir yra. Ačiū labai tau už pokalbį.